Kaip tinkamai įforminti neblaivumą darbe. Taigi, mūsų sudedamosios dalis darbo pareigų pažeidimui už neblaivumą tai turėtų būti 3 požymiai. Pirmas – tai yra fiksuoti neblaivumą. Antra – turėtų būti darbe. Trečia sąlyga – darbo metu. Tai dabar nuo pirmos sąlygos pradedam darbuotojo neblaivumo fiksavimas. Dažnu atveju tai bus alkotesteris, metrologiškai patikrintas alkotesteris, sukalibruotas ir išlaikant higienos normas yra keičiami angaliukai. Gali būti, kad jūsų alkotesteris prieš praėjimus į objektą netgi daro fotonuotrauką darbuotojui pučiant ją į alkotesterį. Ir pats alkotesteris jau išspausdina visą medžiagą reikalingą tą darbuotoją, jeigu jisai įpūtė ne 0,0 promilių, o daugiau, kas dažna dabar jau darbdavi yra, kad yra visiška netolerancija net ir su 0, kažkiek tai neblaivumo, kad vis tiek yra forminamas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, nes neblaivus darbuotojas darbo vietoje tai yra vienas žingsnis nuo nelaimingo atsitikimo ir kitų rizikų sužeisti kitus darbuotojus ir pakenkti savo sveikatai, gyvybei. Toliau. Antra sąlyga būtų darbe. Tai viskas tvarkoja, jeigu mes turime atvykusi į objektą darbuotoją ir fiksuojame jo neblaivumą. Kaip ir atitinkame antrąją sąlygą darbe. Tačiau ką daryti tokiu atveju, jeigu, tarkim, darbuotojas yra komandiruotas į Ispaniją ir apgyvendinimo patalpose tikrinamas prieš važiuojant į objektą, tikrinamas jo blaivumas ir darbuotojas įpūtė 0,5 promilės. Ką daryti? Ar mes galime forminti neblaivumą darbe, darbo metu? Ne, nes netitinkama abiejų kitų sąlygų. Mes užforminam viską kaip ir tvarkingai pagal alkotesterio parodymus. Būtų labai viskas švaru, gražu. Neblaivumą turim, o kad darbe ir darbo metu neturim. Taigi, pabaigsiu su darbo metu. Tai yra, jei darbuotojas, nes yra buvusi ir konkreti byla, kada darbuotojas neblaivus atėjo prie įmonės vartų, visaip kaip stengiasi patekti į įmonės teritoriją ir jam suformina šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, neblaivus darbo vietoje darbo metu. Darbo vietoje yra, neblaivus yra, tačiau darbo metu nėra, nes būtent toje byloje darbuotojas bandė patekti į teritoriją poilsio dieną. Ir šioje byloje darbdavys pralaimėjo bylą. Būtent neišpildytos sąlygos darbo metu. Taigi, kaip ir kiekvieno darbo pareigų pažeidimo atveju, prie privalomų alkotesterio parodymų, galbūt jūs neturėsite alkotesterio, jūs privalėsite siųsti darbuotoją į gydymo įstaigą, galbūt patys nuvešite, patikrinti jo neblaivumą. Prie šitos dokumentacijos mes turime taip pat ir nušalinimo aktą. Jeigu mes darbuotoją nušalinam, privalom įsitikinti, kad jisai paliko teritoriją. Pasitaiko gyvenimiškų tų atvejų, kada darbuotojas išprašytas iš objekto vėl atgal sugrįžo į teritoriją, į statybvietę ir įvyko nelaimingas atsitikimas ir panašiai. Tai šitus nušalinimo aktus ir pačius veiksmus atlikime itin atidžiai, kad paskui neturėti problemų.
Sekantis dokumentai būtų, gali būti fiksuojama kameromis, gali būti alkotesterio parodymai, gali būti kitų darbuotojų paaiškinimai, liudijimai, darbuotojo pasiaiškinimas, reikalavimas pasiaiškinti raštu, tarnybinis pranešimas. Ir galiausiai surinkus visus rašytinius įrodymus į bylą, darbdavys daro sprendimą, ką daryti su šiuo darbuotoju ir kokį sprendimą priimti. Tai yra įspėjimas, kad su antru tokios pačios rūšies per 12 mėnesių darbdavys turės teisę atleisti darbuotoją arba teikia įspėjimą atleisti iš darbo pažeidus darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 2 punktą.